Einu mašiną apie. Atrodo neblogai. Toli. Labą dieną. Labą dieną. Tai jūs pardavėjai mašiną? Jo. Gražios pirštinės. Dėkui, dėkui. Tai klausykit, tokie desatukai būtų. Nu, šiaip desatukai. Šitai. Rankenėlės vienos nėra. O, nu. Rankenėlės, o šiaip desatai, nežinau. Nu, iš tikrųjų investicijų prašo šitas automobilis. Jo. Bet kaip matome. Kaip Nėra nei gumelių, nei nieko. O langai dėl ko čia vasarai ruošiatės, jo? Jo, vasarai aš žadu daryti. Ne, biški buvau įsirėmęs buvau į tokią formą. Nu šiaip, aparat tai geras iš tikrųjų yra, aparat geras. Matot, ne pirmos jaunystės. Nu ne pirmos, nu o jūs už 1500 norit nusipirkti gerą mašiną? Bet vos langas. Tai ką jūs kalbat, civiliuokė, už tokią kainą tikrai nenusipirksit, nežinau. Aš ir to jau po ponas pigiau paleidžiu, o. Duris veikia, viskas tvarkuoja. Jo, normaliai. Kas yra svarbiausia, dėl ko aš už tokią kainą parduodu, nes svarbiausia dizelis yra, benzai pigesnė, aš jums atsakau. Aišku. Ateikit prie galo, pažiūrėkit, kaip atrodo. TD, va, ir ženkliuks TD. Turbo dizelis. Turbo dizelis, Ford, nu, šiaip gera firma, Mondeo, jeigu gerų metų Mondeo paėmė, geros firmas paimti. Jo. O jūs visą laiką taip tvarkot mašiną? Nu taip, vasarą juk reikia ruoštis. Jo, bet tai, man tas langas, reikia. Nu, kiek likti? tas langas, nežinau, nu, iš tikrųjų tą langą reikėtų biški pasitvarkyti. Iš tikrųjų, aš jums patarčiau jį pasikeisti. Nes matot, biški, aš derinęs esu tą langą, jūs suprantat, reikėtų biški pasikeisti tą langą. Va, jau plyšia, matot geras langas koks? Jau plyšia. Reiškia, geras buvo stiklas. Geras stiklas. Nu, o šiaip, nežinau, automobilis naudotas, aš nieko nesakau, kad naujas, tikrai nenaujas. Tikrai naudotas, bet už tokią kainą, manau, dar. 300, nuleiskit. Paimsit, nepasigailėsit. 4 metus drožiu ir niekaip nenudrožiu. Varikliuks ledas. Ledas. Galiu pademonstruoti, kaip variklis atrodo. Užsikūrė, viskas tvarkoja, žinokit. Užsikūrė, viskas. O, variklis ledinis. Va, čia turbina, čia vožtuvai. Nu, šiaip yra čia padavimo sistema, bet nežinau, jinai puikiai važiuoja, puikiai kūrė. Aišku. Aš su jums atsakau, filtras sistema yra. Labai gerai važiuoja. Nu, šiaip nežinau, nu, investicijų šiek tiek prašo investicijų. Nu, 300, leiskit. Kiek? 300. Ar jūs gal išprotėjus? Nuleiskit. 300. Jo, užsuka 2 paimti. 300 nuleisiu už tokią. Ar jūs protą turit? Nuleiskit. Dizelis, 1.8. Nuleis, 300. Nu, 200. Ar jums viskas tvarkoj? Tokią mašiną nuleis. Nu, kažkiek vis tiek turim. Blia! Dabar jau 4. Už tokią mašiną. Stiklą taip reikėjo keisti. Jo. Nežinau, už tokią kainą. Palaukit, o kas čia, iš kur tas atsirado, nesupratau. Varkėt tokią mašiną, viskas gerai? Nežinau, gerai, nuleisiu tuos 400, bet paima čia. O jūs visas mašinas taip pardavinėjat? Nu tai taip, mašina, jeigu gerai turbinasi, pirkėjai iškart paima. Tai gerai, aš tą kevalą tada užsuka 200 paima. Stuka 200, ne? Nu, sakau, bėdas. Aš damokėsiu, nes visus defektus, viskas gerai. Bėdas yra, va rankenėlės nėra, o daugiau visas rankenėlės rakinas, viskas tvarkuoja. Stogas labai geras. Stogas geras, aha. Labai geras stogas. Stogas laiko gerai. Nu, pažiūrėkit, kaip laiko stogas. Tu aš jums parodysiu, kaip laiko stogas. Čia labai geras kardas, tarp kitko yra. O! Jokį neįbrėžimą.
O jūs dar nenorit. Vien dėl stogo, štuką du aš tau duodu. Štuką du, vien dėl Štuką 2 duodat. Jo. Na gerai, nu tai štuką 2. Tada tvarkom dokumentukus ir sėdat ir važiuojat, kaip sakot. Vairavo moteris, žinoma. Tvarkysim. Sėdi ir važiuoja, aišku. Nu ir gerai tada. Gerai. Tvarkysim dokumentukus. Nu tai prisėskit. Sėdam. Prisėskit, tvarkysim dokumentukus.